Sveiki, esu Vytautas Mažeika, ūkininkaujam Šakių rajone, ūkis šeimos, valdo per 500 hektarų. Auginam žieminius miežius, žieminį rapsą, žieminius kviečius, vasarinius miežius. Turim dar kažkiek gyvulininkystės biskį. Dabar pradėjom pjaut Batis veislę, pasirinkom ją dėl gerų rezultatų išbandymų stočių ir taip norėjom pabandyti. Auginam ir kitas Stendagros veislės, Arnoldą, Excited. Naudojam dirbimų technologiją šiam laukui ir kitiem laukam, tai suskutam su nauraginiu skutiku, po to biskį žemė pradžiūsta, važiuojam su lėkštiniu skutiku. Po to žiūrim, kaip žemė subirus, jeigu dar yra stambesnės frakcijos, nes kadangi pas mus žemės labai sunkius, tai naudojam volą kroskilo tipų. Kadangi šis laukas super sunki žemė, tai panaudotas 2 sykius volas kroskilinis ir pasėtas Batis su inobrasiku priedu pridėtas į sėklą. Augalų apsaugai pasirinkom Belkarą su Metazamiksu, jau keli metai tai naudojam, tai manau kokybės ir kainos santykis tenkina mus pakol kas. Kadangi vasarą mus labai nelepino, bent mūsų krašte su kritulių kiekiu tai gan labai mažai gavom, kaip palyginus su Šakių rajone kitu kampu. Tai te buvo, kad ir kas savaitę po kelias dienas lyjo, mes iš vis praktiškai be lietaus. Aišku, atsiliepia ir į derlingumą, bet derlingumas pakol kas džiugina. Matysim, kai pabaigsim pjūtį, kokie bus galutiniai rezultatai ir vidurkiai. Dabar galvojam, kad šitas laukas turėtų duoti per 4 tonas, bet kai nupjausim, bus viskas tiksliau matyti, kai priduosim į elevatorių. Dabar taip spėjam, kad 4 tai turėtų būti. Planuojam kitais metais eit bačių kažkokią dalį, nes ir nupirkę sėklos jau Stendagros, tai nežinau, pakol kas tai tenkina mus šitą veislį. Manau, verta rinktis.